Ar jūs esat laimingi gyvenami Lietuvoje? Ar jums patinka čia iš vis? Labai ir labai. Labiausiai. Taip, tikrai taip. Taip. Manau, kad Lietuva iš tikrųjų yra nuostabi šalis ir tikrai džiaugiuosi čia gyvendamas. Tiksliai taip, kaip niekomet. Puikiai, Lietuvoje labai gerai yra gyventi. Aišku, labai. Where are you from actually? From Holland. Are you satisfied living in Lithuania? Yes, I'm reasonably satisfied. Kas tau patinka Lietuvoje, pavyzdžiui? Pagalvok. Žmonės gali savim būti, gali savi išreikšti, gali tikėti, gali kurti. Man tai kultūra daugiausiai čia patinka ir architektūra visiška. Man tai asmeniškai žmonės ir kad čia labai daug originalumo galima surasti. Kas turėtų liūdinti? Labai geras požiūris. Tai mūsų, kai sakant, čia žemelė tokia, mano ir senelis, ir prosenelis. Klesti ta Lietuva, nėra čia blogai. Gražus žmonės, gamta graži, miestas gražus. Tai yra galima pajusti tik tai tada, kai kur nors užsienį pabūni. Čia yra gražiausiai, čia yra savi žmonės, čia visi kalba lietuviškai, čia visi visus supranta ir net jumoras tas yra lietuviškas, jis yra savotiškas. Turim stiprią prezidentę, turim savo poziciją, pagaliau žmonės tampa politiški, nemąstant. Ar jūs pastebit, kaip Lietuva tobulėja, kaip eina į priekį, kaip tiesiog keičias kažkas į gerą, gal išnyksta blogi dalykai, atsiranda geri? Gatvės Kaune sutvarkė. Tas, kas negyvenęs anksčiau galėtų pasakyti, kad mes nepatobulėjom, mes visur patobulėjom. Pavyzdžiui, Vilniumi aš žiauriai didžiuojuosi, tai yra nuostabus miestas. Didžiausia turbūt vertybė, kad mes dar turim daug potencialo vystytis į priekį. Pradėkim nuo labai paprastų žmogiškų dalykų - laisvė, tai yra mes negalėjom niekur išvažiuoti, mes negalėjom niekur judėti. Antras dalykas, lyg ir turėjom pinigų, bet buvo lentynos tuščios. Ten toleruojam mažumas, toleruojam užsieniečius, toleruojam kitų spalvų, kitų tautų žmonės, ne? Jie atvažiuoja, čia nais dirba, investuoja ir taip toliau, taip toliau. Žvalgykime aplinkui ir pamatysim, daug viskas keičiasi, taigi kultūra ir valstybė gyvas dalykas. Didelis progresyvumas visų tiek gyventojų, tiek mentaliteto. Lyginant tai, kas buvo, aš manau, kokiais 2000-aisiais, kai buvo daug neapykantos, daug nešvarių dalykų, ne? Dabar viskas eina į priekį. Atleskieti, pripažinkime. Aš net nebejoju. Dabar pasižiūrėjau į televiziją, nu ten gražiau, linksmiau, ten daugiau saulės. Bet turbūt, kad čia mano vieta. Čia visi draugai, šiandien praėjo kokie 200 žmonių, su kuriais mes bendraujam kiekvieną dieną. Gerai viskas bus pas mus. Žmonės sako, o sveikinu jūs su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švente, tai aš galvoju, kad reiktų perfrazuoti ir sakyti, žinot, sveikinu jūs su Lietuvos kūrimo švente. Praėjo 25 metai, atkūrėm valstybę, dabar turi tą valstybę apsivalyti. Ir tą valyti turi tą valstybę ne milijonieriai, ne kažkas su lazdom, bet patys jauni žmonės iš apačios. Visi kartu nesiskaldinamis. Kaip pasakė Veronika Povilionienė kadaise, pasauliui mes esame įdomus tiek, kiek esame lietuviai. Taigi būkime įdomus sau, būsime įdomus ir pasauliui. Ką jūs norėtumėt palinkėti žmonėm, kuriem atrodo, kad viskas čia blogai Lietuvoje, kad žmonės blogi, kad čia negera gyventi? Jie patys yra blogi, jie nesupranta, nemato. Nebūkit kvailiai, natūraliai, nes pasižiūrėkit, kaip yra kitur. Visur reikia dirbti, visur reikia siekti, visur yra konkurencija, visur yra mokslas, visur yra siekiami dalykai, kuriuos reikia natūraliai pasiekti. Iš pavydo, jiem negana jau, kad patys parodytų iniciatyvą kažkur tai. Taigi būtų liptum, kai sakant, 100 myliai žingsnių. Aš taip pat turėjom vis tiek išeiti lauką, daugiau save išsireikšti, gal surasti kažką, kas jiems patinka šitos Lietuvos, nes vien neigiamą nuomonę turėti yra blogai. Tegul nuvažiuoja ten, kur ir geriau pagyvena porą metų, parenk braškes Norvegijoje, ar nežinau, žuvies fabrike padirba iki alkūnių vandenį ir grįžta čia nais ir supranta, kad vis dėlto čia nėra tai blogai. Valio Lietuvai, ateities Lietuvai! Išgirdus tiek pozityvių minčių apie Lietuvą, akivaizdu, iš kur semtis optimizmo, gerų emocijų ir ryžto. Tik dar nelabai suprantu, iš kur žmonės semėsi pesimizmo. Labiausiai niurzga tie, kurie toliau savo kiemo nebūda. Pakeliaukit, patyrinėkit, pasižvalgykit, praplėskit akiratį. Ir tada suprasit, kad ta didesnė finansinė laisvė užsienyje neveda prie geresnės vidinės būsenos. O jeigu jums visiems atrodo, kad Lietuva nežengia į priekį, netobulėja ir stovi vietoj, tai nelabai žinau, ką ir patarti. Gal atsimerkti. Mes pripratom iš valstybės reikalauti ir imti. O gal išsiugdom savybę duoti? Niekas už mus nesukurs tokios šalies, kokios mes norim, jeigu ją tik peiksim
ir siūlysim kaip keisti, bet patys nieko nedarysim. Valstybė tai ne valdžia, valstybė tai žmonės. Eikime išvien ne tik tada, kai gresia pavojus mūsų valstybingumui, bet ir kasdien, augindami, kurdami, praėjo ne jau 25 metai, o tik 25 metai. Todėl aš lieku kurti čia. Prisijungsiu? Ačiū Dievui, gimiau lietuviu.